Sveiki, jūs esate kanale Siūlų terapija, mano vardas Inesa. Šiame video kviečiu jūs kartu nusinerti šį mažą mielą meškiuką. Pavadinau jį Benas, jūs galėsite pavadinti jums patinkančiu vardu. Benas buvo nertas iš štai va tokių siūlų, aš pavadinimus, kodus paliksiu aprašyme. Dabar, kai nersime kartu, sugalvojau, kad bandysiu nerti mergaitės variantą. Schema bus ta pati, tik tai keisis spalvos, tai pasirinkau šviesesnę kūnui ir rožinę šortukams. Jūs be abejo galite rinktis siūlus, kokie jums patinka, arba tiesiog kokius turite. Dar mums reikės šviesių siūlų. Aš rinkausi, nežinau, tokia pieno spalva, kad išsinerti veidukui snukutį. Taip pat čia iš likučių nosytei rudi siūlai. Va tokie ploni, nežinau, čia gal kaip siuvinėjimo skaitosi. Baltų reikės, juodų, kad padaryti akutes. Taip pat vašelis, naudojau, čia jau nusitrynęs pas mane, 2,5 mm. Jeigu norite mažesnio žaisliuko, galite naudoti mažesnį vašelį. Nesiūlau imti didesnio, nebent neriate labai standžiai, dėl to, kad tiesiog paskui atsiras skylučių, kai kimšit žaislą. Taip, apie kimšimą, tai naudojau va tokį kamšalą. Man jis patinka labiausiai, tai čia yra PES pluošto kamuoliukai. Esu naudojusi įvairių kamšalų ir labai priklauso nuo kamšalo, koks bus žaisliukas, nes būdavo, kad tikrai viską gražiai nuneri, bet kamšalas nevykęs ir žaislas negražiai gaunasi, toks deformuotas, tai siūlau atkreipti dėmesį į kamšalo. Taip pat reikės žiebtuvėlio, čia kaip kas nori, tam, kad užfiksuot akutės, kad jos būtų dar saugesnės, tai čia vat, aš naudojau šitam meškiukui 10 mm. Jūs galit naudoti kokius turit, kokius norit, galit bandyti be akučių padaryti žaisliuką su užmerktom akim. Taip pat smeigtukai, kad galėtume lygiai suformuoti veiduką, antakius, akis. Aš naudoju 2 ilgių adatas. Trumpą ir ilgą, bet ilgos tikrai reiktų, dėl to, kad kai siuvinėjam veidą, darom tempimą, tai su trumpa jūs ten nelabai ir prakišit, pavyzdžiui, iki galvos viršaus, taip kad ilgos tai tikrai reikia. Taip, tai be abejo žirklės, markeriai, nežinau, kaip kam kokie patogus, man šitie nepatogus, aš naudoju va tokį va. Net jau pamiršau, kaip jie vadinasi ir nežinau jau kiek metų. Čia turbūt nuo tada, kai pradėjau nerti, nuo 18 metų. Ir dar noriu parodyti va tokį daiktą, toks pincetas. Kai kemšam smulkės detalės, labai patogu. Su tokiu va ir patrombuot galima. Jeigu neturit, tai gal tada, nežinau, tą mažą pincetuką ir eigoj galėsit kimšti. Bet šitas labai patogus, siūlyčiau įsigyti, jeigu neturit. Taigi, pradėkime. Dar noriu trumpam įsiterpti. Pastebėjau, kad dažnai, kai įsijaučiu į procesą, tai procesas tas nerimo arba siuvimo, jisai nuvažiuoja link manęs ir vietomis yra blogas matomumas. Taip, kad atsiprašau už nesklandumus. Tikiuosi, kad pakankamai viskas bus matoma ir suprantama. Taigi pradėkime. Šioje dalyje nersime galvą, ausis ir snukutį. Pradėsime nuo galvos. Darome amigurumi žiedą, kilpelę ir į žiedą neriame 6 žemus stulpelius. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ištraukiame žiedą, kabiname jums patinkantį markerį ir dabar pridėsim stulpelius. Į kiekvieną stulpelį neriame po 2 žemus stulpelius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taip, toliau. 4 eilėj pas mus bus, ne 4, 3. 1 žemas stulpelis ir 1 pridėjimas. Pridėjimas tai į 1 stulpelį 2 žemi stulpeliai neriami. 1, 2. Vėl 1 ir pridedam. 1, 2. Ir taip iki eilės galo. 4 eilėje mes nersime 2 žemus stulpelius ir 1 pridėjimą. Tik tai čia yra vienas momentas. Galima nerti tiesiog 2 stulpeliai, 1 pridėjimas iki galo, bet tam, kad gautųsi va toks va gražus lygus ratukas, yra šiek tiek kitaip daroma. Kai būna lyginis skaičius, pavyzdžiui, šiuo atveju dvejetas, tai priekyje mes jį padaliname. Tai reiškia, išneriame 1 stulpelį, 1 pridėjimas ir tada 2 žemi stulpeliai, 1, 2 ir pridėjimas. 1, 2. Ir taip iki eilės galo. Ir eilės gale neriame tą kitą dvejetuko dalį. 1 žemą stulpelį. Štai taip. Taip, kita eilė, 5, bus 3 žemi stulpeliai. 1, 2, 3 ir 1 pridėjimas. 1, 2. Ir taip iki eilės galo. Taip, dabar 6 eilė ir vėlgi pas mus bus 4 žemi stulpeliai ir 1 pridėjimas. Kaip ir sakiau, kai būna lyginis skaičius, mes jį pradžioje daliname per pusę. Tai bus 1, 2, pridedam, 1, 2 ir tada 1, 2, 3, 4, pridėjimas, 1, 2 ir taip iki eilės galo. Ir vėlgi eilės gale likusius 2 žemus stulpelius. 1 ir 2. Taip. Toliau 7 eilė bus 5 žemi stulpeliai ir 1 pridėjimas. 2, 3, 4, 5, pridedam, 1, 2 ir taip iki eilės galo. 8 eilėje vėlgi 6 žemi stulpeliai ir pridėjimas, tai daliname per pusę pradžioje. 1, 2, 3, pridedame, 1 ir 2 ir tada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pridedame,
1, 2 ir taip iki eilės galo. Ir likę 3 stulpeliai. 1, 2, 3. Taip, 9 eilėj nersime 7 žemus stulpelius ir 1 pridėjimą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pridedam. Ir taip neriam iki eilės galo. Taigi mes dabar išnėrėme 9 eilės. Ir nuo šio momento nersime. Pas mus dabar yra 54 žemi stulpeliai rate. Ir dabar nersime ratu bendrai 10 eilių. Tiesiog ratu neriame ir susitiksime, kai nusinersime 10 eilučių. Po 54 žemus stulpelius. Taigi nusinėrėme 10 eilių, dabar bendrai turime 19 ir šiame etape galime įstatyti akutės. Akutės dėsime tarp 13 ir 14 eilių. Tarp akučių bus 8 stulpeliai. Taigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir tarp 13 ir 14. Čia. Oi, pabėgo. Taip. Ir dabar tarp jų 8 stulpeliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai dėsiu. Kokio čia dydžio ta akis? Bandysiu čia. Taip. Paskaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Dar biškį reikia. Va tai va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir čia 8 jisai paskui, kai kimšim, išsitemps. Taigi dabar dedame apsaugas ir parodysiu, kaip aš darau. Jeigu dar nematėte, nežinote, kad akutės būtų jau tikrai užfiksuotos tvirtai. Taigi lydome plasmasę, aišku atsargiai ir va, aš su šituo va, jis man ir čia praverčia, galima į kažkokį tai ugnį atsparų ar lėkštutę ar ką, irgi galit pašildyti ir tada spausti. Aš tai darau va taip. Tik labai atsargiai. Ir kitą. Dar biškutį žemiau. Nu. Štai. Mūsų akutės įstatytos. Taigi įsistatėme akis ir galime tęsti mūsų meškiuko galvos nėrimą. Dabar bus 20 eilė ir pradėsim mažinti žemus stulpelius. Taigi dabar neriame 7 žemi stulpeliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir dabar mažinsime stulpelius. Yra keli būdai, aš mažinsiu tuo vadinamuoju nematomu būdu. Už priekinės sienelės 1, 2 ir neriam stulpelį. Dar kartą.
7 žemi stulpeliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir mažiname. 1, 2 ir žemas stulpelis. Ir taip iki eilės galo. 21 eilėj nersime 6 žemus stulpelius ir 1 mažinimas stulpelių. Vėlgi tuo pačiu principu. Kai lyginis skaičius, mes daliname pradžioje per pusę. Taigi 1, 2, 3. Tada mažiname stulpelius. Taip. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mažiname. Taip. Ir taip iki eilės galo. Ir eilės gale likę 3 stulpeliai. Taip. Taip. Toliau 22 eilė, 5 žemi stulpeliai ir mažiname. 1, čia vat dar kitas, kad nebūtų tų skylių, kitą kartą gal patempt labiau tą siūlą reiktų, stebėt. 2, 3, 4, 5, mažiname. Nežinau, aš asmeniškai visą laiką neriu pagal užsienio kalbų schemas. Lietuviški terminai, vat aš juos dabar naudoju pirmą kartą, kai neriu savo žaisliuką. Žiūrėjau, kad yra šiek tiek skiriasi būna tie terminų vertimai, taip kad aš tikiuosi, kad suprantamai kalbu. Taip, ir dabar neriam 5 žemi stulpeliai ir 1 mažinimas stulpelių iki eilės galo. Taigi, neriame 23 eilę, 4 žemi stulpeliai ir mažiname. Vėlgi, pradžioje 1, 2, mažiname ir 1, 2, 3, 4, mažiname ir taip iki eilės galo. Užbaigiame eilę 2 stulpeliais ir šiame etape galima šiek tiek įdėti kamšalą, kad paskui būtų lengviau. Nes paskui, kai skylutė ta bus mažesnė, tai nesinori labai ištampyti tų siūlų. Taigi, kaip aš darau, tai tiesiog prikemši ir išskirstai palei tas vidinės sienelės va taip ratu. Ir kiekvieną kartą į tą viduriuką dedi ir va taip skirstau. Nežinau, koks jūsų, kaip jūs neriate, ar laisviau ar standžiau. Jeigu laisviau, tai stenkitės labai smarkiai neištampyti. Pavyzdžiui, jūs galite kimšti gerai taip, bet netampyt, kad, žinot, kad netempto siūlo taip smarkiai. Tiesiog va taip prilaikykit delne, kimškit kamšalo, negailėkit, bet svarbiausia stengtis labai neištampyti to siūlo. Gerai, gal užteks kol kas. Čia tas procesas toks irgi
kad išgauta forma norisi visą laiką kuo gražesnė, kuo idealesnė. Taigi, liko mums 2 eilės, tai dabar nersime 24 eilę. Čia jau prie paskutinių eilių tai stengiamės, aišku, tą siūliuką, kad nebūtų labai palaidęs, taip patempiam. Taipgi 3. 1, 2. Čia matot. 2. Ir 3. Ir mažiname. Ir taip iki eilės galo. Na ir štai liko paskutinė eilė, 25. Čia nersime 2 žemus stulpelius, 1 mažinimą, taip vėlgi pradžioje 1, mažiname, tada 1, 2, mažiname ir iki eilės galo kartojame. Taip ir užbaigiame eilę paskutiniu žemu stulpeliu. Nuimame markerį. Taip. Nežinau, kaip jungiamasis stulpelis, jungiamoji kilpa. Vat. Reikės pasižiūrėti. Kaip jūs sakote, parašykit. Aš būna, kad palieku ilgą siūlą galvą, prisiūnu prie kūno, bet šiuo atveju aš palikinėsiu ilgą siūlą nuo kūno ir prisiuvinėsiu galvą, man taip patogiau. Vat, šitą aš tiesiog padarysiu va taip. Va. Taip. Ir viskas. Toliau jau kemšame galvą, formuojame, žiūrime. Dar vat galiu parodyti paskui jau, kai būna jau tikrai gerai prikimšta detalė ir matai, kad vat kažkur viršuj vat toks įdubimas, tai vat tada jau tikrai būna patogu su tokiu vat ilgu pincetu vat tai va ir formuoti. Taip kad jeigu neturite, bet planuojate ateityje nerti, tai siūlau įsigyti. Taigi turime jau galvą. Tikiuosi, jums pavyko išgauti norimą formą. Viskas gerai. Dabar nersime ausytės. Vieną aš jau turiu. Kitą nersime kartu. Taigi, darome ratuką. Kilputę ir neriame 6 žemus stulpelius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip, ištraukiame. Dedame markerį ir dabar didinsim stulpelius, į kiekvieną stulpelį po 2 žemus stulpelius. Bendrai turime gauti 12 žemų stulpelių eilėje. Man atrodo, prieš tai gal šiek tiek aš paskubėjau, tai dėl viso ko priminsiu, kad kai didinam stulpelių skaičių, tai į vieną stulpelį neriame 2 žemus stulpelius. Tai šiuo metu turime 12 žemų stulpelių. Taip, trečioje eilėje mes neriame 1 žemą stulpelį ir 1 pridėjimą. Ir taip iki eilės galo.
Taip, eilėje turime 18 žemų stulpelių ir nuo šio momento nersime ratu 3 eiles. Tai yra 4, 5, 6 eiles nersime po 18 žemų stulpelių. Na štai, nusinėrėme ausytę. Gale darome jungiamąjį stulpelį. Šitą galima nusiimti. Ir traukiame siūlą. Nežinau, kiek čia būtų geriausiai. Mums reikės prisiūt ausytę, manau, kad užteks. Aš visą laiką palieku ilgesnius galus. Stengiuosi negailėti, dėl to, kad paskui, kad nepritrūktų. Šitą galima šiek tiek patrumpinti. Galite tiesiog į vidų įkišti, aš patrumpinu. Štai va turim tokias 2 ausytes. Taip, turime galvą, turime ausytės, dabar nusinersime mes su jumis snukutį. Ir vėlgi darome ratuką, kilputę ir 6 žemi stulpeliai į ratuką. 1, 2, 3. 4. 5 ir 6. Traukiame. Ir kitoj eilėje antroj didinsime stulpelių skaičių. Į vieną stulpelį 2 žemi stulpeliai. Ir taip iki eilės galo. Trečioje eilėje mes neriame 1 žemą stulpelį ir darome 1 pridėjimą. 1 ir 2. Taip neriame iki eilės galo. Paskutinė 4 eilė neriame 2 žemus stulpelius ir darysim pridėjimą, didinimą ir vėlgi, kai lyginis skaičius, tai padalinam pradžioj iš 1, didinam, 1, 2, tada 1, 2, pridedame, didiname, gal nieko tokio. Ir taip iki eilės galo. Taip, užbaigiame eilę paskutiniu žemu stulpeliu. Nuimame markerį, jungiamasis stulpelis ir traukiame siūlą. Čia tai aš jau taip tikrai negailėdama palieku, todėl kad kai prisiuvinėsim snukutį, tai reikės to siūlo. Negailiu, aš negailiu, kad paskui nepritrūkčiau. Taip, na štai, turime detalės. Aš visą laiką pasidarau nosytę prieš prisiuvant prie galvos snukutį. Kažkaip tai man taip patogiau. Galime turėti, vat šalia turime pavyzdį. Pasidėsim. Mūsų pavyzdys. Nežinau, kur čia dėti. Nesvarbu. Taip, dabar pasižiūrėsim, kaip čia mums geriausiai. Pasimatuokim, gal iškart pridėjus prie galvos, kaip ir sakiau, kur turime kampuose tuos 2 padidinimus stulpelių pridėjimus,
Tai vat maždaug ir orientuojamės. Paskui mes taip ir siūsim tarp kitko. Prisiuvinėsim. Taip, tai vieną aš va čia va įdėsiu, kur grinai tas stulpelių pridėjimas, o kitą, žinot, kur aš dėsiu? Va čia yra stulpelių pridėjimas, bet čia jau gaunasi per toli. Tai aš dėsiu tarp jo ir tarp kitos stulpelio skylutės, va yra tokia. Va čia va aš dėsiu jo. Taip, imam siūlą. Ja. Ir dabar taip, taip. Čia ir ta vat. Ne, nuslydo. Čia va. Bandysim. Bandysim. Taip. Gal ir visai nieko. Ir dar vieną. Dar vieną juostelę. Smarkiai netraukiam, bet kad taip tvirtai. Ir vat stengiamės, kad taip stengiamės. Jūs darykit, kaip jums patinka. Jeigu norit daryti, kaip aš darau, tai aš kaip visą laiką taip, kad maždaug va taip gražiai eitų vienas šalia kito tie siūliukai. Ir vat prispaudžiu netgi pirštu, kad jau jie nejudėtų, nesisukeliotų. Taip, maždaug. Gal ir nieko. Gal kažkas ir panašaus. Čia galima šiek tiek palyginti. Va. Taip, ir dabar reikia mums tą vat per vidurį, kad gražiai eitų tas siūlas. Bandysiu taip matuoti. Taip, tai man reikėtų. Nežinau, bandysiu į šitą vat skylutę, bet man atrodo, tada vis tiek eis kreivokai. Dar kartą. O gal ir ne šį kartą. Gerai, bandau. Taip. Ir dabar maždaug vat kažkur čia. Stengiuosi tokį viduriuką atrast. Vėlgi. Siūlo. Taip va. Na štai. Man atrodo visai neblogai pavyko. Na, manau, kad taip. Taip, dabar. Suriškime. Smarkiai nespausti, bet taip tvirčiau. Na štai. Galima bus ir prisiūt. Taigi, dabar galime
prisiūti ir snukutį prie galvos. Orientuojamės tarp akių vidurys ir va čia tas viršus pas mane asmeniškai bus kažkur va čia va. Paskui bus tempimas snukučio ir jisai biški kitaip atrodys. Nuvažiuos į apačią. Čia dabar svarbu, aišku, ataikyti tą balansą. Šiaip man prisiuvimas šitos detalės būna vienas iš sudėtingesnių etapų viso žaislo gaminime, nerime, dėl to, kad kažkaip būna, atrodo viskas gerai, o kai prisiūni jau vis dėlto kažkur šone biški pavažiavęs tas veidelis. Bet nieko tokio, visą laiką galima pataisyti. Dėl šitos priežasties šiaip gal reikėjo pasakyti, nepagalvojau, kad jeigu sunku atitaikyti tą vidurį arba ta nosis kažkaip kreivai gaunas, be abejo galima prisiūti iš pradžių snukutį, o paskui siuvinėti nosytę. Aš anksčiau taip ir dariau, man tiesiog taip patogiau, kad nereikia čia pro tuos kamšalus kaišių to siūlų, o tiesiog prisiūni, gražiai užriši gale. Bet čia kiek darysi, tiek gali keistis. Kitą kartą taip darysi, kitą kartą taip. Taip, dabar parodysiu, kaip aš prisiuvu snukutį. Taigi, tiesiog einu ratu. Tai va, iš apačios pagaunu siūlą. Taip. Gerai pritraukiam. Ir iš apačios, kad gerai matytus, fokusuoja į stulpelio viršų. Iš apačios aš darau. Ir vėlgi. Nedideliais tokiais. Gerai prispaudžiam. Ir vėl va tai va. Į kiekvieną stulpelio viršūnėlę. Ir aišku stebim, kad siūlai, kad nenuvažiuotų tas jūsų į šoną kažkur, nes sakau, atrodo, taip gerai pritvirtini ir kažkaip prisiūni ir vis tiek kažkaip kreivai gaunasi. Taip. Ir į kiekvieną vais. Vos nepraleidau. Taip. Ir siuvam taip ratu. Aš snukučio su kamšalu nekemšu. Na štai beveik užbaigiau. Pasilikau dar keletas šitų stulpelių, kad užbaigti su jumis ir parodysiu, kaip slėpiu siūlą. Iš apačios. Taip. Iš apačios. Kartais būna nuvažiuoja man čia arčiau manęs. Žinoma, taip patogiau, bet stengiuosi grįžti. Taip. Ir dabar ką aš darau? Tiesiog. Šiaip galima į apačią pravesti ir paskui surišti. Bet mažiau tų siūlų. Dabar taip darysiu. Išvedu. Va, susisuko.
išvedu va čia. Ir, čia matysis. Taip, tiesiog, kur stulpeliai, tarp tų siūlų, vat pravedu vieną kartą. Taisysim. Ir pavyzdžiui, kad jau tikrai užsitikrinti, kad siūlas niekur nepabėgs. Tik labai netraukiam viskas, vat, kad čia paskui pasitaiso šitie visi dalykai. Ir čia va porą. 1, 2. Ir kur nors jau į apačią. Viskas. Prisiūta. Labai keistai, man atrodo, žaisliukai, kai jie yra eigoje surinkimo, atrodo toks juokingas. Na kągi, prisiūsime ausis ir pirma mūsų dalis bus baigta. Taip, dabar ausytės mes irgi pritvirtinsime čia, vat, kad tie būtų lygiai kraštuose. Taip, pasiskaičiuojam nuo viršaus. 1, 2, 3, 4, 5 ant 6 ir 1, 2, 3, 4, 5. Taip. Maždaug per vidurį. Gerai. Vienas, 2, 3, 4, 5, va čia 6, tai kažkur va čia bandau. Ant 6 aš smeigsiu. Gaunas toks kaip viduriukas. Bandau vat palikti tą užlenkimą. Taip. Na, maždaug va taip. Taip, ir iškart antrą ausytę. 1, 2, 3, 4, 5. Ant 6. Va čia. Taip. Svarbiausia kol kas prismaigstysim. Jeigu paskui matome, kad kažkas tai kreivai, galime pataisyti. Na, aš manau, kad aš palieku taip, kaip yra. Man tinka. Gal aš kažko nematau. Gal per kamerą kitaip matosi, bet lygtais neblogai. Na štai, siūsim. Taip, dabar aš bandysiu parodyti, kaip aš prisiūnu ausis. Kaip pas mus yra, tikiuosi matosi čia gerai. Kaip pas mus yra vat, stulpelis viršus, būna vat, čia yra vienas šonelis ir kitas, tas vidinis dabar gaunasi. Tai vat aš kišiu adatą iš šitos pusės į va tą vidinį. Ir kai išlys, aš sugaudysiu va tą vidinį. Vidinę tą puselę. Va tą liniją. Ta išorinė puselė to stulpelio, jinai liks neliesta. Jeigu jūs nenorite taip žaisti, jūs galite tiesiog paimti ir į va šitos va vietas. Iš karto tiesiog vat, į stulpelį. Aš tai kadangi
mėgstu taip vat pažaist, tai aš darysiu taip. Taigi. Ir vat į tuos vidinius. Žaidimas čia toks gaunasi, bet vis tiek. Va. Tikiuosi, jum ten matosi, bet vėlgi galit prisiūt kažkokiu savo būdu. Kažkokiu savo jums patogiu būdu. Taip ir va čia. Op. Ir taip siūnam ausytę. Dabar šiek tiek pasižiūrėjau, ką ten jum prifilmavau ir dažnai būna, kad aš jau kai įsijaučiu į nėrimą arba siuvimą, tiesiog iš to tokio susikaupimo nuvažiuoja žaislas link manęs. Taip vietomis, aišku, pabėga tas vaizdas, tai bandysiu dar kartą parodyti, kaip aš siuvu. Prisiuvu ausytės, kad tikrai va čia į tą vidinę pagriebiu sienelę ir va čia va ta vidinė išlenda. O va ta linija, jinai va pas mane lieka neliesta. Labai tikiuosi, kad pasimatė jum viskas gerai. Ir vėlgi. O jeigu, sakau, nenorite žaisti, tai abi sienelės prisiuvote ir viskas. Va. Vėl. Taip. Ir va. Ir taip siuvame. Taip, noriu dar parodyti, kaip sausytės irgi, kai mes prisiūnam, kaip siūliuką aš paslepiu. Čia va irgi kur nors sugriebiu šį. Nežinau, kur čia. Va čia iš apačios geriau. Taip, sugriebiu. Tada tokia. Tiesiog kokią kilputę tokią padarau. Spaudžiam. Ir kaip aš darau. Gerai prispaudžiu. Nesvarbu, kurioje vietoje, tiesiog galvos vidury. Irgi porą kartų prasieinu, va tai va, tarp siūlų. Čia va. Ir dar kur nors. Va taip. Galima dar prasieiti, bet kadangi jau išlindo adata, tai gal ir užteks. Taip atsargiai nukerpam. Viskas ir siūnam antrą ausytę. Na štai, prisiuvome ausytės, turime nusinėrę galvą, snukutį, ausytės, antakius, akutės, darysime viską pačiam gale, kai jau galva bus prisiūta prie kūnelio, dėl to, kad kai darome tempimą, va čia akučių, man asmeniškai gaunasi gražiau, kai jau galva yra prisiūta. Taigi, tikiuosi jums patiko, jeigu patiko video, tai spauskite laiką, rašykite komentaruose, ar pradėjote nerti, ar žadate pradėti, gal turite kažkokių klausimų ar pasiūlymų ir dėkui už peržiūrą. Taip pat nepamirškit paspausti prenumeratą, kad nepraleistumėte kitų dalių. Iki.